Nepaklydai? Ar turi žvakę? Dabar bus taip. Duodu tau 10 sekundžių. Užsimerk. Tik tyliai pastovėk ir klausykis. Klausykis aplinkos, ne manęs. Dabar. Girdėjai? Turėjai girdėti. Pažiūrėk į tą langą. Pastovėk, pažiūrėk į jį. O tu vaikystėje turėjai savo langą? Ar laukdavai prie jo, kada pareis mama? Tai aš žinau, kad prie šito lango vienas berniukas mamos laukė 8 metus. Jo niekas negalėjo atitraukti. Po pusryčių jis sėsdavosi ir būdavo iki pietų. O po pietų sugrįždavo ir sėdėdavo iki vakarienės. Jis sėdėdavo čia ir žiūrėdavo į gatvę. Beje, atsargiai, nežinau kaip dabar, bet anuomet ten buvo nesaugu, ypač naktį. Eik. Aš pagalvosiu, kaip tau viską paaiškinti, o tu eik. Dabar neklausyk manęs, aš turiu pagalvoti. Tada jis labiausiai mėgdavo žiūrėti pro langą. Dėl ko? Nes matydavo, kaip Žandarų gatvė link Nemuno gatvės eidavo karininkai ir šiaip vyrai. Ko eidavo? Čia, kur tu stovi, gyveno kvatoklės. Žinai, kas tai yra? Taip, ir nereikia čia labai nustebti. Tu dabar stovi Kauno vietoje, kur visada, ir aš garantuoju, kad iki pat dabar buvo daug jausmų ir netrupučio meilės. Dar čia buvo šiek tiek kokaino ir nemažai opiumo. Duosiu to laiko. Pastovėk čia vidury, apsidairyk. Ar jauti, tarsi čia būtų miesto aikštė? Tarsi miesto aplinkui visai ir nebūtų, o tu atsidūrei uždarame kažkieno pasaulyje. Elkis kukliai. Čia nėra saugu. Apsidairyk ramiai, aš tau duosiu laiko. Šio namo tuo metu dar nebuvo, mano istorija prasidėjo anksčiau. Pamiršk jį, jis tik taip panaudotas kaip orientyras tau. Užtat visada buvo namas dešinėje. Žemas ir visais laikais apgriuvęs. Jis man atrodydavo kažkoks amžinas ir aš galėčiau lažintis, kad jis tebestovi dabar ir tu jį matai. Tiesa? Matai, apie ką aš kalbu? Eik į kiemą. Žemojo namo šone buvo langas, pro kurį galėjai parduoti prekes. Tai čia kareivėlis kiekvieno mėnesio 7 dieną ateidavo užsidirbti savo algos. Labai įdomu būtų pamatyti, kas ten yra dabar. Tačiau tokią privilegiją turi tik tu. Žinai ką? Jeigu kada nors tavo gyvenime išpuls tokia naktis, kai tu pajusi, kad aš tavęs klausausi, papasakok man apie jį, gerai? Todėl gerai man jį apžiūrėk, apeik, kol aš kalbėsiu, pabandyk įžiūrėti, ką nors viduje. Ir klausykis. 1919 kovo 7. Ankstus rytas. Kareivėlis ateina nuo prieplaukos pusės su paketu. Gatvė tuščia, nuo Nemuno kyla rūkas, mažai kas matosi. Jis visą naktį nemigęs, eina lėtai, šalta, šiek tiek svaigsta galva. Jis nemato, kad jį seka. Dviese. Laikas nelaukia. Jis įsuka į tarpą tarp namų ir gauna per galvą. Susmunka, per skruostus teka šilta srovė. Pasigirsta riksmas. Užpuolikai pabėga. Iš namo išbėga moteris ir mergina, jos bando padėti kareivėliui atsikelti, tačiau šis neturi jėgų. Galiausiai jos užirdena jį ant austinės kapos ir įtempia į vidų. Viduje šviesa ir virtų bulvių kvapas. Oi, virtų bulvių kvapas. Bet tu nesuprasi. Ar esi vis dar prie žemojo namo? Nepabėgai? Mano istorija dar tavęs neužkniso? Tuoj tau viskas bus aiškiau.
Gydytojo kareivėliui nekviečia, gydytojas brangu, o ir žaizda galvoje nėra joks stebuklas. Moteris išplauna kareivėlio plaukus, apibarsto žaizdą cukrumi, duoda gerti daug vandens ir po poros valandų jaunuolis atsigauna. O tu nori pamatyti dangų? Apsidairyk aplinkui ir susirask seną krikščionių bažnyčią. Bus didžiojoje Vilniaus gatvėje. Eik prie jos, iš Vilniaus gatvės pusės.